Sveiki, mylėjai, Dievo numylėtiniai. Noriu pasidalinti su jumis šios dienos įžvalgomis. Dievas parodė, kad ten, kur mes išleidžiam savo emociją, ten, kur mes susikoncentruojame, tai ir pritraukiame į savo gyvenimą. Tai ir ateina mums. Jeigu mes sekame kažkokius postus, draugų, įkeltus ir mes pamatome kažką ir palaikiname, ar net pasidaliname, ten mes išleidžiame savo emociją, ten mes sustojame, ten mums patinka. Ir tai, tokius dalykus mes pritraukiame taip pat ir į savo gyvenimą. Jeigu žmogus, kuris stebi išgydymus, Dievo stebuklus išgydymus, kur yra Dievo jėga, šventosios dvasios jėga, ir jam tai patinka, jisai laikina, jisai pasidalina su kitais, ten jisai savo dėmesį nukreipia, jam tai pasidaro svarbu. Ir tada jisai į savo gyvenimą gali pritraukti tą patį. Į kur tu nukreipi savo dėmesį, kur išleidi savo emociją, tokius dalykus tu pritrauksi į savo gyvenimą. Tik taip veikia tik taip mes esame sukurti, kad taip veiktum. Ten, kur mūsų emocija, ten, kur mūsų dėmesys, ten tokius dalykus pirmiausiai mes ir pritraukiame. Bet jeigu tavo dėmesys nukreiptas į gerus dalykus, tavo dėmesys atmestinas, tai tie dalykai tavo gyvenimą neteis. Jeigu tu neišleidi savo emocijos į gerus dalykus, į iškeitimus, į grožį, į kažkokius pasikeitimus kitų žmonių gyvenimuose, reiškia, tu tai parodai, kad tau tai neįdomu ir tu to niekada nepritrauksi. Dievas kalba apie šios dalykus, šiuo metu Dievas kalba, rodo, kaip į tavo gyvenimą gali ateiti kažkas. Ten, kur tavo emocija, ten, kur tavo dėmesys, ten, kur tavo džiaugsmas, tai ir ateis.